Aš esu Malala, mergina, kuri kovojo už teisę į mokslą ir buvo pašaukta Talibano. Ištrauka. Irisai, teniso kamuoliukai ir Svato Budos. Iš pradžių Talibanas atėmė muziką, paskui Budas, galiausiai istorija. Vienas mėgstamiausių dalykų buvo mokyklos ekskursijos. Mums pasisekė, kad gyvename tokioje gražioje vietoje kaip Svatas. Rojuje, turinčią daugybę gražių lankytinų vietų, krioklių, ežerų, slidinėjimo kurortų, valių rūmų, budų statulų ir Akhunda Abdullah Gafurą iš Svato mauzoliejus. Visos šios vietos bylojo apie unikalią mūsų istoriją. Apie išvyką imdavo kalbėti dar prieš kelias savaitės, o atėjus ypatingai dienai susispausdavome autobusuose kartu su iškilais skirtais vištienos ryžių puodais. Kai kurie turėdavo fotoaparatus ir darydavo nuotraukas. Dienos pabaigoje mano tėvas liepdavo kiekvienam stotis ant akmens ir pasakoti, ką matė. Atėjus Fazlului, ekskursijos baigėsi. Mergaitėms nebuvo galima rodytis lauke. Talibanai sugriovė budistų statulas ir šventiklas, kuriuose žaisdavomės, kurios čia stovėjo tūkstančius metų ir priminė nuo Kušano imperatorių prasidėjusią istoriją. Jie manė, kad kiekviena statula ar paveikslas yra haram, nuodėmingas, todėl turi būti uždraustas. Vieną baisą dieną jie susprogdino Džehanabado Budos veidą, išskaptuotą olose už valandos kelio Mingoros ir iškilusi per 23 pėdas. Archeologai mano, kad savo svarbą jie nenusileido Bamijano Budams, kurios susprogdino afganų Talibanas. Ola sprogdinta 2 etapais. Iš pradžių jie akmenyje išgrįžė skyles ir užpildė jas dinamitu. Tačiau nieko neišėjo. Po kelių savaičių, 2007 m. spalio 8, pamėgino dar kartą ir sunaikino Budos veidą, kuris žvelgia į slėnį nuo 17 amžiaus. Svato muziejus atidavė savo kolekciją saugoti. Talibanas sunaikino viską, kas buvo sena, bet net nešė nieko naujo. Jie užėmė Smaragdų kalną ir jo kasyklas. Pradėjo vogti brangakmenius, kad galėtų nusipirkti ginklų. Ėmė pinigus iš žmonių, kurie kirto mūsų brangiuosius medžius medienai, o paskui reikalaudavo duoklės už tai, kad praleistų jų sunkvežimius. Radijo ryšys plito po slėnį ir kaimyninius rajonus. Nors vis dar turėjome savo televizorių, talibai atjungė kabelinius kanalus. Moniba ir aš nebegalėjome žiūrėti mėgstamų Bolivudo laidų, Šarara ir Išdaigos. Atrodė, tarsi Talibanas nori, kad nieko nedarytume. Jie nes uždraudė stalo žaidimą Karomą, per kurį stumdome šaškės ant medinės lentos. Girdėjome pasakojimą, kad išgirdę vaikų juoką talibai gali įsiveržti į namus ir sulaužyti lentą. Atrodė, kad talibanai mes tik mažos, lengvai valdomos lėlytės, kuriams galima nurodinėti, ką daryti ir kaip rengtis. Manau, kad jei Dievas būtų to norėjęs, nebūtų sukūręs mūsų tokių skirtingų.